Sveiki, esu Mindaugas Pikūnas ir čia yra visos mano savaitės projektas. Visą savaitę skaitau, gilinuosi, apmastau Biblijos tam tikras temas, kurios man pasirodo aktualios ir savaitės pabaigoje jos ateina išvysta pasaulį kaip šabo mintys, kartą į savaitę, dažniausiai aš tai darydavau audio formatu. Bet pagalvojau, kad visai gerai prie balso pridėti ir kalbančią galvą, galbūt tai suteiks jums daugiau malonumo klausytis tai, kuo aš noriu pasidalinti. Na, o šiandien aš noriu pasidalinti su jumis labai paprasta sąvoka, kurią galbūt jūs, kurią sutiksite, su kuria nesutiksite. Tai yra tai, kad gyvenimas yra sudėtingas. Sudėtingas ir keista, pavyzdžiui, man asmeniškai tas suvokimas, kad gyvenimas yra sudėtingas, iš tikrųjų palengvina iš dalies kasdienybę, nes kartais atrodo, kad tik tais pas mane tiek daug sudėtingų dalykų vyksta ir galbūt aš čia kažko tai per daug prisigalvoju. Bet aišku, visą laiką reikalinga tam tikra pusiausvyra. Ar ne? Čia aš prisimenu šitoje vietoje žodžius 17 amžiaus prancūzų dramaturgo Žano Batisto Rasino. Manoma, kad jisai sakė, nors tiksliai iki galo ir nėra žinoma, bet jisai kalba apie tai, kad sako, gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, ir tragedija tiems, kurie jaučiasi. Ir kartais mes blaškomės savo gyvenime tarp tos tragedijos ir tarp tos komedijos, nežinodami, kurią perspektyvą pasirinkti. Ar viską labai logiškai, pragmatiškai vertinti, ar viską išjausti, eiti per jausmą. O galbūt gyventi kažkokioje tragikomedijoje, kur iki galo neaišku, kas ir kaip viskas vyksta, ir laikyti tą gyvenimą savotiškoje įtampoje ir ją priimti kaip gyvenimo realybę. Bet gyvenimas yra sudėtingas ir aš apie ką noriu galbūt šiandien pakalbėti, apie perspektyvos dalyką. Kaip ir čia, prancūzų dramaturgas sako, kad jeigu žiūri protu, vienaip atrodo, jeigu bandai išjausti, atrodo kitaip. Ir aišku, mes galime ginčytis, bet koks gyvenimo bandymas apibrėžti, sutalpinti vieną sakinį, apibrėžti kažkokią tai tezę ar kažkokią tai sąvoką, patarlę kažkokią tai, visą laiką grasina gyvenimą suprastinti, kad gyvenimas yra tik tais toks, viskas čia labai paprasta. Iš tikrųjų, ne viskas yra labai paprasta, bet viskas priklauso nuo požiūrio. Ir požiūrio klausimas, manau, yra labai reikšmingas. Kieno požiūrį pasimti? Kur tą savo požiūrį pastatyti, kur yra tas atskaitos taškas, į ką būtų galima žiūrėti, per kurį galima būtų žiūrėti objektyviausiai. Aišku, aš manau, kad objektyviausias yra požiūrio taškas yra Dievas. Biblija mums pateikia pasaulėžiūrą, kuri yra tvari, kuri gali išlaikyti ne tik tais mano gyvenimą, bet kuri gali viso pasaulį ant savo pečių išlaikyti. Ir šiandien aš kaip tik tais noriu pasižiūrėti į Bibliją, bet į vieno žmogaus gyvenimą, į Loto gyvenimą. Dažniausiai, kada aš kalbėdavau apie Lotą, ar tai būtų nesvarbu koks kontekstas, ar aš pamokslauju žmonėms susirinkusiems, ar mokau apie Lotą, turiu prisipažinti, nežinau, kiek jūs skaitėte, gilinatės į Loto gyvenimą, bet dažniausiai man Loto gyvenimas būdavo kaip gausiai nuklotas stalas visokių gėrybių, visokių perspėjimų, kaip reikėtų negyventi, ko reikėtų vengti savo gyvenime, kaip nereikėtų gyventi. Lotas yra geras pavyzdys blogo gyvenimo, blogų pasirinkimų. Ir aš galvojau, kad ta istorija vien tik tais tam ir yra parašyta. Žiūrėjau iš šitos perspektyvos į jo gyvenimą ir mačiau, ko nereikia daryti, kur jisai klydo ir ko man reikėtų išvengti. Ir apie Lotą yra kalbama iš tikrųjų labai nedaug. Vos keletose skyriuose apie jį yra užsimenama, daugiausia apie jį yra kalbama pradžios knygos, 19 skyriuje. Ir šiandien aš norėsiu pasilikti tame skyriuje ilgiau. Bet pasakojimas apie Lotą prasideda šiek tiek anksčiau. Žinoma, Lotas buvo Abraomo sūnėnas ir Abraomas buvo žydų tautos pradininkas, Dievas jį pakvietė į pažadėtąją žemę, iš čia ir ateina tas supratimas pažadėtosios žemės. Jis paliko miestą ir išėjo į pažadėtąją žemę, kurią Dievas jam padovanojo, tam, kad galėtų toje žemėje įkurti savo tautą, kuri būtų šviesa visam pasauliui. Bet Abraomas, kadangi jo brolis mirė ir paliko savo sūnų Lotą,
Abraomas paima jį pas save, paima jį globon. Ir čia galima būtų pasakyti, kad Abraomas pasielgia pakankamai kilniai, suteikdamas vaikui kažkokią tai šeimos stabilumą, pasiūlydamas jam, jisai neturi savo gimtosios šeimos, bet čia Abraomas jį paima savo globon ir pasielgia pakankamai kilniai. Bet Biblijoje pasakojama, kad jų šeimynos augo. Ir dažnai taip ir būna. Jau kad šeimoje būna trintys, tai mes žinome. Bet tuo labiau tarp giminaičių, jeigu jie gyvena per arti, irgi tos trintys yra neišvengiamos. Ir Biblijoje 13 pradžios knygos skyriuje yra sakoma, kad Abraomas sako, prašau, kad nebūtų vaidų tarp manęs ir tarp tavęs, tarp tavo piemenų ir mano piemenų, mes esame giminaičiai. Argi ne visas kraštas prieš tave? Prašau, pasirink pusę, į kurią tu eisi, atsiskirk nuo manęs. Jeigu tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę. Jeigu tu eisi į dešinę, aš eisiu į kairę. Pradžios knyga 13 skyrius 8-9 eilutės. Ir sako, Lotas apsižvalgė ir pamatė, kad Jordano lyguma buvo gerai drėkinama kaip viešpaties sodas, kaip Egipto žemė. Todėl Lotas pasirinko visą Jordano lygumą ir nusikėlė rytų link. Taip, Abraomas ir Lotas atsiskyrė vienas nuo kito. Ir mes vėliau sužinome, kad ta lyguma buvo tai vieta, kur buvo miestai, žymieji miestai Sodoma ir Gomora. Ir Biblijoje pasakyta, kad Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję. Neaišku, ar Lotas žinojo, kur jisai keliasi, bet jisai gavo pasiūlymą, viliojantį pasiūlymą iš Abraomo atsiskirti. Ir Abraomas jam nepasakė, va, imk čia kampelį šitos žemės ir gyvenk ten tyliai, ramiai, pats susikurk savo gerovę, jeigu nori, bet štai tau žemės klypas, tvarkykis kaip tau patinka. Abraomas jam davė pasirinkimą ir jisai pasirinko, jisai nepraleido galimybės, jisai pasinaudojo susidariusią galimybę ir pasiėmė patį geriausią žemės lopinėlį. Drėkinamą, dosniai drėkinamą žemę. Tai reiškia, kad bus saugu jo šeimai, bus saugu jo piemenims ir gyvuliams ir jam pačiam bus saugu gyventi. Bet čia tik istorija prasideda. Lotas atsiskiria nuo Abraomo, apsigyvena savo pasirinktoje vietovėje. Ir mes sužinome, kad Dievas Sodomą ir Gomorą nusprendžia sunaikinti. Ir nusprendžia sunaikinti labai greitai bus aišku dėl ko. Jau čia buvo pasakyta, kad tie miestai buvo nedori. Bet pasakojimas prasideda pradžios knygos 19 skyriaus 1-3 eilutėje. Ten yra sakoma, angelai atėjo Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Juos pamatęs, Lotas pakilo, jų pasveikinti ir nusilenkdamas iki žemės tarė. Mano viešpačiai, prašyčiau užsukti į savo tarno namus, pernakvoti ir nusiplauti kojas. Anksti galėsite atsikelti ir keliauti toliau savo keliu. Bet jie atsakė, ne, praleisime naktį aikštėje. O jis taip labai juos kvietė, kad jie, pasisuko pas jį, pasisuko ir nusprendė ateiti. Ir įėjo į jo namus ir Lotas jiems paruošė vaišes, iškepė neraugintos duonos ir jie visi skaniai papietavo. Pradžios knyga, 19 skyrius, 1-3 eilutės. Mes matome Lotą labai besistenginti dėl nepažįstamųjų. Ir čia visame tame pasakojime ši Loto savybė yra bene pati geriausia, jisai rūpinasi svečiais ir galbūt dėl to, kad jisai puikiai žinojo, koks tai yra miestas, kokia tai pavojinga vieta naiviems keleiviams, kurie tikisi, kad tiesiog galės būti saugus už šito miesto sienų, nežinodami, kad yra pavojus pačiame mieste. Ir mes labai greitai sužinome, kodėl. Jiems dar neatsigulus, toliau rašoma Biblijoje, miesto vyrai, Sodomos vyrai, jauni ir seni, visi žmonės iki paskutinio, apsupo namus ir šaukė Lotui, kur tie vyrai, kurie atėjo pas tave šį vakarą, atvesk juos, kad galėtume juos pažinti. Lotas išėjo pas juos už durų ir uždaręs už savęs duris kalbėjo, maldauju mano broliai, nesielkite nedorai. Štai aš turiu 2 dukteris, kurios dar nėra pažinusios vyro, leiskite man jas jums atvesti ir darykite su jomis, ką norite, kas jums patinka. Tik nedarykite nieko blogo tiems vyrams, nes jie atėjo po mano stogo pavėsiu. Bet jie atsakė, pasitraukė šalį. Šis žmogelis šaipėsi, jie atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgėsi kaip teisėjas.
Dabar su tavimi pasielgsime pikčiau negu su jais. Tuomet jie apniko jį su įniršiu ir Lotą prigrūdo prie durų, bandydami jas išlaužti. Bet anie vyrai, kurie atėjo pas Lotą, įkišo rankas, įtraukė Lotą pas save į vidų ir uždarė duris, o žmonės, esančius prie namų durų, jaunus ir senus, jie nuplėskė tokia akinančia šviesa, kad veltui jie stengiasi surasti duris. Pradžios knyga, 19 skyrius, 4-11 eilutės. Aišku, čia turbūt nereikia man ir aiškinti, kad tų vyrų, tos minios troškimas pažinti svečius, anaip tol nereiškia, kad jie nori tiesiog geriau susipažinti. Nežinau, prie arbatos puodelio, susipažinti daugiau apie tai, iš kur jie atvažiavo, ko jie tikisi šitame mieste, kur jie keliauja. Žodis pažinti, kuris buvo naudojamas čia, jisai naudojamas tam lytiniam aktui, lytiniai sueičiai. Ir tie žmonės kvietė juos į orgijas. Ir ne tik tais kvietė į orgijas kaip stebėtojus, jie norėjo su jais, na gerai, kalbėkime atvirai, pasimylėti, pasinaudoti jų paslaugomis, neklausdami, ar jie to nori, ar jie to nenori. Jie tikėjosi juos išprievartauti, nepažįstamosius žmonės išprievartauti. Ir atrodytų, Lotas tai žinojo, tai nujautė. Bet laikydamasis to metinio papročio, kad keleivis arba svečias yra saugus pas šeimininką, tol, kol jis yra jo palapinėje, laikydamasis to papročio jis apeliuoja ir į tų žmonių, ir į susirinkusių žmonių sąžinės, bet pasirodo nelabai veikia. Matome, kad Lotas yra pakankamai ryžtingas, jis uždaro duris, jisai kalba vienas, jisai drąsus su jais kalbėti, bet tas Loto tvirtumas ir pasišventimas tam papročiui saugoti savo svečius, tuo pačiu yra ir labai atgrasus. Lotas, mes matome, kaip pasiūlo savo dukteris mainais. Aišku, buvo begalės, aš esu girdėjęs ne vieną paaiškinimą, ką čia Lotas daro. Jisai ištikimas tiems papročiams svetingumo. Gerai, galima sutikti su tuo. Jis yra taip pat ir savo kultūros vaikas, kada moteris yra nevertinamos ir nuvertinamos. Galima suprasti ir tai, kad ir moteris yra nuvertinamos, bet Lotas čia elgėsi, na, akivaizdu, kad elgėsi niekingai, kad ir kaip mes bandytume tai priskirti kultūrai. Nes čia atsiranda visą laiką pavojus iškelti kultūrą aukščiau, kad žmogus pagal kultūrą elgėsi, viskas gerai, vadinasi, jisai gerai elgėsi. Aš nemanau ir Biblija nemanau, kad pritarė tokiam Loto elgesiui. Kai kurie sako, kad Lotas tiesiog pasiūlė savo dukteris, žinodami, kad šitie žmonės atėjo vyrų, o ne moterų. Ir kad Lotas siūlo moteris, jisai žinojo, kad jo dukteris bus atstumtos. Mes nežinom, ką jisai žinojo, mes nežinome, ko jisai nežinojo, mes tik tais matome jo elgesį ir pagal jo elgesį mes galime vertinti, koks iš tikrųjų yra Lotas. Ką Lotas čia daro? Mes žinome, kad ir Loto dėdė, Abromas, kada jisai nuėjo į svetimą šalį, jis taip pat liepė savo žmonai, Sarai, vadinti jį broliu, nes žinojo, kad jeigu sužinos, kad jinai turi vyrą ir jis yra jos vyras, jie tiesiog gali jį nužudyti, jeigu užsinorės Saros kaip žmonos. Mes matome, kad vyrai kažkaip tai vyrus saugo ir aukoja savo moteris, ar ne, netgi savo dukras. Ir čia mes matome, nuo šito momento mes matome Lotą kaip kažkokią išaukštinantį kažkokias tai vertybės kultūrinės, bet paminanti tai, kas atrodytų švenčiausia, šeimos ryšius, aukojantį atrodytų ant svetingumo altoriaus netgi savo dukrų, savo vaikų gerovę. Ir manau, kad nereikia bandyti kažkaip tai Loto teisinti. Lotas čia elgėsi žiauriai. Taip negalima elgtis. Biblija nepritarė, niekur nerasite Bibliją pritariant tokiam elgesiui, netgi jeigu yra aprašomi toks žmonių elgesys. Ir aišku, labai sunku surasti pateisinimą, kodėl Lotas taip elgėsi, bandant pasakyti, kad jisai teisingai elgėsi, kad jisai geras čia žmogus šitoje vietoje. Bet jisai pasiūlė savo vaikus išprievartavimui ir atrodo, kad kas gali būti dar blogiau.
Tuomet skaitau Biblijoje, sako, tie vyrai paklausė Lotą, ar turi ką nors iš savųjų čia, žentus, dukteris, sūnus, bet ką iš savųjų, besk juos iš šitos vietos, nes mes atėjome šią vietą sunaikinti. Šauksmas prieš Sodomos žmonės pasiekė viešpatį ir jis pasidarė toks garsus, kad viešpats atsiuntė mus juos sunaikinti. Ir tada Lotas išėjo ir kalbėjosi su savo žentais, ketinančiais vestis jo dukteris. Kelkitės, išeikite iš šitos vietos, kalbėjo jisai, nes viešpats to jau sunaikins miestą, bet žentams atrodė, kad jis juokauja. Taigi rytui auštant angelai ragino Lotą sakydami, skubėk, paimk savo žmoną ir abi čia esančias savo dukteris, kad nepražūtumėte už miesto kaltę. Bet jis vis dar delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi jo dukras už ranko, nes viešpats buvo jiems gailestingas ir juos saugiai išvedė iš miesto. Pradžios knyga 19 skyrius, toliau skaitau 12-16 eilutės. Negana to, kad Lotas dar ir norėjo atiduoti savo vaikus minios išprievartavimui, pasirodo, jis net neskuba išeiti iš to miesto. Jau Dievas pasakė, čia blogas miestas, jisai vertas sunaikinimui ir tu žūsi su savo šeima. O matom Lotą kažkokią tai nuleidusi rankas, letargo miegu beveik bemiegantį. Ir sunkiai kojas velkantį iš miesto, kuris yra paskirtas sunaikinimui. Atrodo, Lotas nerangus, abejingas, nepaklusnus Dievui. Dievas jam sako labai akivaizdžiai, davė ženklus, kad čia jis yra Dievas, apakino tos žmonės, parodė savo gamtinę galią, bet Loto nieks atrodo neįtikina, jisai vos priima sprendimus, jo liežuvis atrodo pinasi ir jisai nieko gero negali pasakyti. Jeigu ne angelai, jis būtų ten ir žuvęs. Bet gerai, viskas jie išvedami saugiai už miesto, bet vos tik tai Lotas buvo išvestas iš miesto ir angelai pasakė, gelbėkite savo gyvybės, nesigręžkite atgal, negrįžkite, nesustokite niekur šioje lygumoje, gelbėkitės kalnuose, bėkite kalnus, sako, kad nepražūtumėte. Lotas sako, pirmi Loto žodžiai, o ne mano viešpatie, tikėk manimi, tavo tarnas rado malonę tavo akyse ir tu parodėjai man didelį gerumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Tačiau gelbėtis bėgdamas į kalnus, aš nepajėgus iš baimės, kad nelaimė mane užklups ir aš numirsiu. Prašyčiau, žiūrėk, Vanas miestas yra gana arti nubėgti ir jis tokia maža vieta. Leisk man ten nubėgti, tokia maža vieta ten, ar ne? Ten aš išliksiu gyvas. Ir angelas pasakė, labai gerai, suteiksiu tau malonę ir šiuo atveju miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. Skubėk, gelbėkis ten, nes aš negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi. Todėl Anas miestas ir buvo pavadintas Zoaru. Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas įėjo į Zoarą. Pradžios knyga 19 skyrius 17-22 eilutė. Lotas ir toliau vaidina bejėgį, silpnutį, jis nenori bėgti į kalnus, jam baisu, kad jis ten gali žūti ir mirti, jisai nori tiesiog į miestą, nori grįžti į gyvenamąją vietą. Ir čia, aišku, stebina Dievo kantrybė. Ir Dievas nusileidžia ir leidžia jam nueiti į miestą ir Dievas tą miestą, Zoaro miestą, išgelbėja. Tuomet viešpats lijo ant Sodomos ir Gomoros, toliau rašoma Biblijoje, siera ir ugnimi, jis sunaikino tos miestus ir visą lygumą drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenyje. Ir jo žmona, eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu. Pradžios knyga 19 skyrius 24-26 eilutės. Ir dabar atrodytų Lotą pradeda pasivyti visi jo netinkamų pasirinkimų vaisiai, pasiekmes. Jo pasirinkimai brandina vaisius ir tie vaisiai pradeda nokti. Miestas su visais jo užgyventais turtais yra sunaikinamas, žūsta jo žmona. Negana to, jam kyla baimė pačiame tame mieste gyventi. Jis vėl suklydo pasirinkdamas, kur gyventi. Jis vėl net jaučiasi netinkamai pasirinkęs. Toliau Biblijoje sakoma, kad jis palieka tą miestą ir apsigyvena kalnuose su savo 2 dukterėmis, nes bijojo tame mieste pasilikti. Gyveno su savo dukterėmis oloje. Ir tada pirmagimė tarė jaunesniai, mūsų tėvas sensta, nėra kito vyro žemėje susidėti su mumis, kaip įprasta visame pasaulyje. Eikš,
nugirdykime savo tėvo vynu, gulėsime su juo, įdant turėtume palikuonį iš savo tėvo. Ta naktį juodvi nugirdę savo tėvo vynu, pirmagimė įėjo ir gulėjo su savo tėvu. Lotas nežinojo nei kada jie atsigulė, nei kada jie atsikėlė. Kitą dieną pirmagimė sako savo jaunesniai, padarykime tą patį, kad ir tu galėtum iš mūsų tėvo susilaukti sūnaus. Taigi jos vėl nugirdė savo tėvą, jis vėl gulėjo vienas savo palapinėje, oloje savo guolyje, nežinojo, kada atėjo jo dukra, kada išėjo, jos abi tapo nėščios ir joms gimė sūnus. Viena vyresnioji pavadino Moabu ir jinai tapo dabartiniu Moabiečiu, jis tapo Moabiečių protėviu, o jaunesnioji pagimdė sūnų, davė jam vardą Ben Amin vardą ir jis tapo dabartiniu Amoniečių protėviu. Pradžios knyga 19 skyrius 30-38 eilutės. Roltas nusigeria, atrodo, negali būti nieko dar baisiau, jis nusigeria, jo dukros juo pasinaudoja, jį išprievartauja ir jam gimsta kas? Sūnus, anūkai, kaip čia pavadinti, iš jo dukterų. Ir tos tautos paskui vėliau tampa didžiausiais žydų priešais. Nežinau, jeigu jums nemalonu šį pasakojimą girdėti, tai man yra nemalonu jums jį skaityti. Lotas yra vargšas žmogus ir tai turbūt geriausia, ką galima apie Lotą pasakyti. Jo gyvenimas yra pilnas netinkamų pasirinkimų, jo pasirinkimai sugrovė jo paties gyvenimą, ne tik jo, bet ir jo artimųjų gyvenimus. Ir iš tikrųjų lieka pagrindinis klausimas dėl jo paties amžinybės. Atrodytų, kad jo istorija užrašyta tam mums, kad mes žinotume, kur veda gyvenimas, atsiskyrus nuo Dievo, priėmus netinkamus sprendimus ir pasirinkus gyventi Dievą apleidus. Atrodo, jeigu tokia buvo jo žemiškojo gyvenimo trajektorija, tai gali būti, kad jo amžinybė ir baigėsi pragare. Taigi mes turime tiek informacijos apie Loto gyvenimą, bet šiandieninį pasidalinimą aš pradėjau nuo to, gerai, požiūris į gyvenimą labai dažnai priklauso nuo perspektyvos, ar ne, kaip tu pasižiūrėsi. Žiūrint iš vieno taško, mes matome, kad Lotas yra apgailėtinas žmogus, nevertas sekimo ir geras pavyzdys, kaip reikėtų negyventi, kokių pasirinkimų vengti, kad tavo gyvenimas nesibaigtų taip, kaip Loto gyvenimas. Tačiau mes užduokime dar vieną klausimą, ar tai yra visa informacija, kurią mes galime turėti. Ar tai yra vienintelis atskaitos taškas, per kurį mes galime žiūrėti į Loto gyvenimą. Pradžios knygoje taip, daugiau apie Lotą nėra kalbama. Ir jeigu mes turėtume tik tais šį metraštį, tai apie Loto gyvenimą galėtume spręsti labai vienareikšmiškai ir viskas būtų lyg ir aišku. Tačiau pasirodo, ne viskas taip yra paprasta, gyvenimas yra pakankamai sudėtingas, nes praėjus beveik 1500 metų ateina apaštalas Petras ir užrašo tokius žodžius. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pragaro bedugnes, kur laiko juos teismui. Jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo tiesos šauklį, Nojų ir dar 7, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną. Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip pat davė pavyzdį ateities bedieviams. Išgelbėjo teisųjį Lotą, varginamą nedorėlio palaido elgesio, mat tarp jų gyvenantis teisusis, tai regėdamas ir girdėdamas diena iš dienos turėjo varginti savo teisę sielą dėl nuodėmingų darbų. Taigi Viešpats žino, kaip išgelbėti maldingus žmonės iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedorus teismo dienai ir bausmiai. 2 Petro laiškas, 2 skyrius, 4-10 eilutės. Petras čia rašo, kontekstas Petro yra aiškus toks, kad Dievas žmonės pakvies atsiskaityti už savo elgesį, bet nelaimė ištinkant Dievas žino, kaip išgelbėti savo vaikus, kaip išgelbėti teisiuosius. Skaitydami pradžios knygą mes pasidarėme pakankamai išsamų Loto portretą. Koks tas Loto, kas yra per paukštis tas Lotas, kas per žmogus yra tas Lotas. Tačiau skaitydami Petro laišką mes matome, kad tas mūsų susidarytas Loto portretas nėra išsamus, nėra pilnas. Čia
Petras Lotą vadina teisiu net 3 kartus. Ir pripažinkite, skaitydami istoriją apie Lotą pradžios knygoje, mes galėjome sugalvoti įvairiausių būdvardžių, apibūdinti Loto gyvenimą. Bet visokios mintis galėjo kilti apie Lotą, bet tik ne kaip apie teisų žmogų. Aišku, aš suprantu, pradžios knygoje yra užrašyta toks pasakojimas, kai Abraomas meldžiasi Dievui, žinodamas, kad Dievas eina sunaikinti Sodomos miestą ir greičiausiai apie Lotą galvodamas Abraomas sako Dievui, ar iš tikrųjų pražudysi teisųjį kartu su nedorėliais. Ir tada yra ilgas tas pokalbis tarp Dievo ir Abraomo, kur Abraomas sako, nejaugi tu teisų žmogus su bedieviu sunaikinsi. Ir Dievas sako, nenaikinsiu. Jeigu rasiu bent 10 teisių žmonių Sodomos ir Gomoros miestuose, aš juos išgelbėsiu. Mes galime galvoti, kad čia Dievas ir Abraomas kalba apie Lotą, nes Lotas yra teisus žmogus, bet čia tokia mūsų netiesioginė išvada. Ir tai, kad, aišku, Lotas vėliau yra išgelbstimas, galime pagalvoti, kad jis išgelbstimas dėl to, kad buvo teisus. Bet pradžios knygos 19 skyrius 29 eilutėje yra pateikiama priežastis, kodėl Lotas yra išgelbėjimas. Sako, kai Dievas naikino lygumos miestus ir sugriovė juos, kuriuose buvo gyvenęs Lotas, Dievas prisiminė Abraomą ir išgelbėjo Lotą iš tikros pražūties. Iš šitų eilučių mes galime susidaryti išvadą, kad Dievas išgelbėjo Lotą tik tais dėl jo giminystės ryšių su Abraomu. Ne dėl to, kad Lotas buvo kažkuo ypatingas. Dievas tiesiog pagailėjo jo. Todėl teisiu mes jo neturėtume vadinti. Bet jau kaip minėjau, mes jau čia turime apaštalo Petro liudijimo, kad iš tikrųjų tai, koks buvo Loto gyvenimas, žiūrint per pradžios knygos prizmę, jisai nebuvo teisus. Bet Dievo vertinimu, žmonių akimis, kai mes priėjome išvadą, jis nebuvo teisus, bet Dievo vertinimu kažkodėl tai jis buvo laikomas teisiu. Ką reiškia tas teisumas, mes prieisime šiek tiek vėliau pasikalbėti apie tai, ką reiškia teisumas Biblijoje. Bet aš noriu vėl grįžti į istoriją apie Lotą ir pasižiūrėti iš kito taško. Biblija mums sako, pasižiūrėkite iš kito taško į jo gyvenimą. Ne taip, kaip yra nevertindami tik tais per pradžios knygos pasakojimą. Papildykime tą pasakojimą tą informaciją, kad Lotas iš tikrųjų buvo teisus, kad jį vargino nedorėlio elgesys, nes jį vargino jų kasdieniai nuodėmingi darbai ir kad jisai, pasak apaštalo Petro, buvo netgi pamaldus. Aišku, aš kaip minėjau, mes galvojam, kodėl, kaip čia viskas sudėlioti, kad apaštalas Petras vadina Nojų teisiu, tai mes dar galime suprasti. Nojus pastatė laivą, jisai skelbė visiems apie ateinantį tvaną, per jį Dievas išgelbėjo daugybę gyvūnų ir išgelbėjo jo šeimą. Bet atrodo, kad mes žavimės Biblijos veikėjais ir Biblijos personažais tik dėl to, kad mažai apie juos žinome. Apie Nojų mes labai nedaug ką žinome, bet kai sužinome apie Biblijos personažus daugiau, ir tai nesvarbu, ar tai būtų Lotas, ar tai būtų Abraomas, ar tai būtų Dovydas, tuos, apie kuriuos yra parašyta pakankamai daug. Atrodo, kuo daugiau mes apie juos žinome, tuo daugiau mes pamatome klaidų jų gyvenime, tuo daugiau neteisingų poelgių. Ir atrodo, kad su visa ta informacijos gausa mes tą žmogų laikome viskuo, bet tik neteisiu. Na gerai, mes Biblijoje matome tuos žmonės ir galime sakyti, kadangi jie yra Biblijoje, kadangi Dievas apie juos kalba, gerai, mes priimkime, kad tie žmonės yra savo vidumi kažkuo tai verti, jie buvo teisūs, netgi jeigu jiems nepavykdavo ir teisiai gyventi. Bet savo gyvenime mes matome begalę žmonių aplinkui, kurių mes nežinome, kaip juos reikėtų vertinti. Ar jie ten geri žmonės, ar blogi žmonės, mes tik matom jų veiksmus, mes tik matom jų poelgius. Ir dažnai, kuo daugiau mes to žmonės pažįstam, kuo daugiau matom jų poelgius, tuo labiau mes galime galvoti, kad jie yra viskas, tik neteisūs žmonės. Jie yra panašiai kaip Lotas, skaitant tik tais
pradžios knygos kontekste. Ir tie Petro žodžiai verčia mus peržiūrėti Loto istoriją šiek tiek iš naujo. Prisiminkime, ar ne, Lotas iš tikrųjų gauna gerą pasiūlymą ir įsikelia gyventi prie Sodomos, jis tampa Sodomos ir Gomoros gyvenimu. Jis susižavi gerų pasiūlymų. Bet žiūrėkit, kuris iš mūsų nesusižavėtų gerų pasiūlymų? Jeigu man pasiūlytų kas nors darbą prie jūros ir sakytų, organizacija pasirūpins tavo pragyvenimo išlaidom, tau reikės dirbti dvigubai mažiau, gausi dvigubai daugiau, tu gausi netgi automobilį, organizacija tau išskirs automobilį, tu gausi ir sveikatos priežiūrai pinigų ir tau netgi vaikų mokyklos išlaidos bus padengtos. Gavęs tokį pasiūlymą, aš žinau, kad man iš tikrųjų tai duotų per smegenis. Toks pasiūlymas, aš tikrai susimastyčiau, atrodytų, kad čia tikrai Dievas praveria man duris tokio gero pasiūlymo, tokių gerų pasiūlymų nepasinaudoti būtų neišmintinga. Ir Lotas pasinaudojo to pasiūlymu. Jisai pasinaudojo to pasiūlymo, atsivėrė galimybę ir jisai gavęs tą pasiūlymą jį priima. Aišku, mes dar net nežinome, kaip jau minėjau, jisai neteko ankstyti savo tėvo, galbūt tas noras stabilumo, saugumo, galbūt kažką save įrodyti naujoje vietovėje, atsiskyrus nuo savo dėdės. Mes nežinome, kokie jausmai kilo ir virė jo širdyje, kiek jisai buvo įgalus kalbėti apie savo patirtį, kiek jisai gal buvo įgalus artikuliuoti tai, kas yra jo širdyje ir netgi suvokti, kas vyksta jo širdyje, mes nežinome. Bet mes žinome, kad iš tikrųjų tokiuose situacijose ne vienam iš mūsų būtų sunku pasirinkti. Ir daugelį atvejų mūsų pasirinkimams įtakos turi labai daug kas. Patirtis, kurias mes turime dabar, betarpiškos patirtis, kurias mes turėjome anksčiau, mūsų tarpusavio santykiai, mūsų lūkesčiai ir mūsų norai. Taigi Lotas pasirenka. Ir jisai taip, kaip pasirinko, taip jisai pasirinko. Ir sekanti, kur mes matome Lotą, tai jisai sėdi Sodomos miesto vartuose. Ne bet kas galėjo sėdėti miesto vartuose, juose sėdėdavo, aišku, verslininkai, kurie sudarinėdavo sutartis, verslo sutartis, teisėjai, miesto tarybos nariai. Taigi mes matome čia, kad Lotas sėdi, jis nėra kažkoksai tai, nuomininkas, kažkur nuomojasi Sodomos miesto pakraštyje butelį ir ten gyvena kažkaip tyliai ramiai. Ne, jis yra, galima sakyti taip, vieša asmenybė, jisai dirba miesto savivaldybėje, jis yra teisėjas. Ir pamenate, kai Lotas sako, štai aš turiu 2 dukteris, imkite mano dukteris. Žmonės sako, pasitrauk į šalį, susirinkusi meni sako, pasitrauk į šalį, šis žmogelis atkeliavo čionai kaip ateivis, bet jau elgėsi kaip teisėjas, atrodytų, kad žmonės pripažįsta, kad jis yra teisėjas, bet naktį įgavę daugiau drąsos ir jausdami minios užnugarį, tie žmonės jaučiasi, kad gali su teisėjais kalbėti ir nepagarbiai ir jie nebus patraukti jokiai atsakomybei. Taigi Lotą mes matome kaip ryžtingą žmogų, kuris kviečiasi, imasi savotiškos intervencijos, kviesdamas tuos svečius pas save, kurie atėjo, vėliau paaiškėjo, kad tai yra angelai. Ir aišku, ateidamas ir kalbėdamasis su žmonėmis, pamenat, sako, jis išėjo į lauką, uždarė duris po savęs, jis pasitikėjo savo galimybę argumentuoti savo poziciją, jis pasitikėjo savo autoritetu, kad jo užteks padaryti įtaką žmonių gyvenimams. Ir aišku, mes toliau skaitome tą gėdingą įvykį, sako, aš turiu 2 dukteris, kurios yra nepažinusios vyro, imkite jas. Ir iš tikrųjų, čia aš norėčiau sustoti, nes manau, čia labai svarbus momentas. Vėliau mes skaitome, kad angelai sako Lotui, ką daugiau iš čia iš savųjų turi. Žentus, sūnus, dukteris, bet ką iš savųjų, išvesk juos iš savo vietos. Ir tada Lotas išėjo ir kalbėjosi su savo žentais, ketinančiais vesti jo dukteris. Iš šitos ištraukos yra akivaizdu, kad dukterų pirmiausia nėra namuose, jis turėjo išeiti ir kalbėti kažkur tai su savo artimaisiais. Ir čia, aišku, yra parašyta, kaip jau atkreipėte turbūt dėmesį, kad Lotas kalbėjosi su žentais, ketinančiais vesti jo dukteris.
Tačiau dauguma Biblijos vertėjų sutinka, kad čia nėra tinkamas Biblijos vertimas. Atrodo, kad Biblijos vertėjai anksčiau bandė kažkaip tai suderinti tą Loto tokį niekingą elgesį, versdami tai, kad jisai ir nebuvo vedęs tie žentai, jie buvo pasiruošę vesti. Bet iš tikrųjų dauguma Biblijos vertėjų sutinka, kad teisingiau būtų versti, kad Lotas kalbėjo su žentais, kurie jau buvo vedę jo dukteris. Ir čia, manau, yra labai svarbi detalė šitoje istorijoje, kad greičiausiai, kada Lotas siūlė tiems vyrams, imkite mano dukteris, kurios yra nemačiusios vyro ir kurios, aš to jums jas duosiu, jisai kalbėjo netiesą. Dukterų ten nebuvo ir jis neturėjo dukterų, kurios jau buvo nevedę. Jis turėjo tik tais dukteris, kurios buvo vedusios. Tai galima daryti išvadą, kad viską, ką daro Lotas čia, jisai blefuoja. Jis bando laimėti laiko. Jis nebando iškišti savo dukterų, kaip niekingas tėvas. Jis bando žaisti politinius žaidimus. Galbūt ne politinius žaidimus, bando žaisti tarp asmeniniuose santykiuose, bandydamas laimėti laiko. Aš jau minėjau tą pavyzdį, kai Abraomas paprašė, kad jo žmona pavadintų jį savo broliu, o ne vyru, nes bijojo, kad tuometinėje kultūroje, jeigu žmogus pamatė, kad ta moteris graži, nori jos savo, bet kliūtis yra vyras, tą vyrą nužudyti reikia. Bet jeigu jinai turi brolį, su broliu galima kalbėtis, tartis. O tam reikia laiko. Ir kas žino, kaip viskas pasisuks, kaip įvykiai pasisuks, kai tu to laiko turi. Taigi aš čia matau, kad Lotas galbūt svarsto galimai. Jei miniai patiks jo pasiūlymas, kad gerai, imam tavo dukteris, vesk jas čia toliau, jie laukdami, tie žmonės laukdami, kol jis atvestas savo dukteris, gal jie apsigalvos, gal jie pavers laukti, o gal, bet kas gali nutikti, ar ne? Tai galiausiai galima pro galutinės namų duris tiesiog su dukromis imti ir pabėgti iš miesto, kada visi dar laukia, nes tu dar turi to laiko. Tai ką mes matome, kad Lotas griebėsi melo, griebėsi politikos tam, kad laimėtų tokio politinių ėjimų, tam, kad galėtų laimėti savo laiko ir kaip teisėjas kažkaip tai apsaugoti pirmiausia savo šeimą, bet ir apsaugoti žmonės nuo netinkamo elgesio. Ar galima tokį elgesį pateisinti? Sėdint čia šiltai ofise, geriant arbatą, neturiu arbatos. Negalima pateisinti, jisai meluoja ir tai yra blogai. Bet mums visiems labai patinka žaisti tuos žaidimus, intelektualinius žaidimus, kad jeigu tu dabar būtum Antro pasaulinio karo metu ir slėptum savo namuose žydus, ir ateina vokiečių policija ir sako, ar tu slėpi žydus, ką atsakytum? Ką atsakytum? Aš beveik garantuoju, kad jūs visi, bent jau savo mintyse, tikrai tokius scenarijus persukote, o galbūt ir netgi diskutavote kartais su savo draugais. Bet klausimas, ką jūs darytumėte, yra aišku įsivaizduojamas, nes nei vienas iš mūsų nežinome, kaip mes darytume, kaip mes pasielgtume. Nei vienas nežinome, kaip mes pasielgtume, kada būtų grėsmė mūsų geroviai, kada būtų tiek daug spaudimo iš aplinkos. Galbūt mes panašiai kaip Lotas bandytume blefuoti. Bandytume laimėti laiko, bandytume kažką kalbėti, sukti, brukti, kažkaip tai manipuliuoti, kažkaip tai politikuoti, tam, kad laimėti kažkiek tai laiko išnešti, kad galėtume išnešti savo sveiką kailį. Tai mes, sakydami, kad Lotas blogai pasielgia, mes esame iš tikrųjų teisūs, bet galime nuskambėti labai teisuoliškai, nes man atrodytų, kad Lotas, aišku, pasitikėjo savimi, galbūt nepasitikėjo Dievo veikimu, ant savęs užsidėjo per didelę naštą, bet ką mes čia matome? Mes matome Lotą, bandantį kažkokiu tai būdu padėti ir tiems, ir galų gale bežaidžianti su savo netgi amžinuoju likimu, bet iš tikrųjų čia bekovojanti, besigruminti su tuo noru išlikti, išsaugoti ir tuos žmonės gyvus ir apsaugoti savo vaikus ir visame tame pačiam nelikti sudraskytam.
Bet gerai, kad angelai įkišo rankas, ištraukė jį iš tos minios, nes ten buvo tikrai per daug pavojinga. Jisai per daug drąsiai, pasitikėdamas savimi, uždarė tas duris, galvodamas, kad užteks jo išminties susitvarkyti su visa ta sunkia situacija. Kartais išminties mūsų neužtenka, kartais reikia nesikišti ten, uždaryti duris, tiesiog melstis Dievui ir tikėtis, kad Dievas bus ištikimas ir geras ir mums padės. Taigi Lotas, mes matome, kad čia, jisai iš streso pamiršo Dievą. Bet kas iš mūsų streso akimirką esame garantuoti, kad irgi nepamirštame Dievą. Įkrentame į tam tikrus įpročius ir galvodami, kad jų užteks saugiai išplaukti. Aišku, ir tada tas Loto dėlsimas. Staiga jisai nebetenka, atrodytų, nebetenka savo tos drąsos, kurią turėjo, nebepasitikė savimi, nuleidžia rankas, atrodytų, užmiega letargo miegu. Bet šiandien aš vėlgi noriu užduoti kitą klausimą, iš tikrųjų, o kas dėlsia? Mes liktais ir priimam, kad čia Lotas dėlsia. Ir atrodytų, jį dabar sunku iškrapštyti iš tos Sodomos ir Gomoros. Bet kas čia iš tikrųjų dėlsia? Jis ar jo žmona? Ir aš čia žmoną įtraukiu sąmoningai. Nes mes matėme tai, kad žmona jau buvo grįždama į miestą. Kada Lotas su savo 2 dukrom įžengė į miestą, Zoaro miestą, žmona žengė į Sodomą ir Gomorą. Jie jau buvo atsiskyrę. Matome, kad žmona buvo ta, kuri labiausiai norėjo likti. Todėl nebūtų per daug neteisinga galvoti, kad žmonos įtakojamas arba žmonos įtaka privertė Lotą svarstyti, ką daryti. Jis norėjo ir jai, ir jos norėjo, ir kad ji būtų laiminga, ir kad jai būtų gerai. Ir norėjo, kad angelams paklusti. Ir Dievo norėjo klausyti. Ir iš tikrųjų visko gali būti, kad Lotas ir pasirinko gyventi Sodomoje ir Gomoroje žmonos skatinamas. Iš tikrųjų, aš čia nemanau, kad, vėlgi sakau, nemanau, kad iš piršto laužtas dalykas, nes mes matome Abromo gyvenime panašiai. Kada Dievas Abromui pasakė, iš tavęs gims tauta, iš tavęs kils tauta, būtent jo žmona Sara pavargo laukti ir sako, štai mano tarnaitė, imk ją į žmonas, sueik su ja, tegul iš jos gimsta tau palikuonis ir bus viskas gerai. Ir dėl šventos ramybės Abromas, gal čia ir per Dievas per ją kalba, bet bus man ramu, ji užteks ir mano žmona bus patenkinta, ir ji bus patenkinta, ir Dievas galbūt iš to dalyko gaus naudą kažkokią tai. Ir mes žinome, kad Abromas iš tikrųjų taip ir padarė, kaip žmona jam pasiūlė. Ir gimė jiems Išmaelis ir Dievas sako, netoks mano planas. Netoks buvo mano planas. Tai galima būtų daryti išvadą, kad ir Lotas savo šeimoje iš tikrųjų norėjo, kad jo žmona būtų laiminga, leido jai pasirinkti. Ir aišku, tai nereiškia, kad pačiam Lotui irgi nepatiko toks gyvenimas, bet kad žmonos įtaka jo gyvenime buvo reikšminga. Iš tikrųjų, manau, kad tikrai yra pakankamai pagrįsta taip. Galima būtų tokios išvados prieiti. Ir tikrai, ką Lotui reikėjo daryti? Lotui tikrai reikėjo būti tvirtesniam. Bet iš tikrųjų labai lengva pasakyti, čia panašiai kaip nevedęs žmogus aiškina, kaip reikia vaikus auklėti arba kaip reikia su partneriu sutarti. Labai lengva pasakyti, bet kai šeimoje iš tikrųjų yra lūkesčiai, patys žmonės nežino dėl ko ir kodėl jie vienų dalykų nori, kodėl negali susitaikyti su kitais. Ir kaip išlaikyti ramybę kartais ir pusiausvyrą ir tai, kad nėra taip jau ir lengva. Ir aš čia matau Lotą. Tikintis žmogus, aš suprantu, nori Dievui tarnauti, bet ką daryti, jeigu norisi, kad ir žmona būtų laiminga. Ir jeigu dar žmona tokia tvirta, jisai ten sėdi miesto taryboje, sprendžia miesto reikalus, bet žmona kursto namų židinį ir jis nori, kad jinai jaustųsi ten išpildyta ir viskas jai būtų gerai. Bet ne vien tik tais kalbam apie, kad žmona nori ir vyras čia tiesiog paklūsta. Gali būti ir atvirkščiai. Vyras nori ir žmona turi paklūsti. Anūkai nori ir seneliai nori paklūsti. Mes visą laiką turime tą tokį galinėjimąsi. Galime visą laiką nuolatos susidurime su tuo galinėjimu tarpusavio santykiuose.
Ir iš tikrųjų, kur ta riba, kada tu sakai gerai, aš nusileidžiu ir kur tu sakai ne, bus taip, kaip aš noriu. Taip, kaip reikia, taip, kaip Dievas man pasakė. Taip, kaip Dievas mums pasakė. Ir visko gali būti, kad Loto noras eiti į tą kitą miestelį, Zoaro miestelį, buvo kaip tik dėl žmonos, kad žmonai nebūtų per toli, kad jai nebūtų per sunku. Bet mes matome šitoje situacijoje, kad kompromisas nieko neduoda. Ilgainiui tai sugriauna tarpusavio santykius, sugriauna ir pačią šeimą. Bet mes matome Lotą, kuris yra draskomas viduj tarp savo pasišventimo žmonai ir pasišventimo Dievui. Ir matome Lotą labai, labai tokį klystantį. Ir aišku, tas baisus dalykas, apsigerimas iki sąmonės netekimo, pabėgimas iš Zoaro, gyvenimas oloje. Iš tikrųjų labai lengva pasakyti, kad kiek neišmintingų pasirinkimų Lotas padarė. Bet mes nei vienas nesame garantuoti, kaip mes pasielgtume, kai mūsų užvaldytų baimė, kai vaikai išgyventų tokią traumą ir kai viskas, ką mes turėjome, dingo. Ne tik pinigai, turtai, užgyventa materialinė gerovė, bet ir artimieji. Kiek mes esame garantuoti, kad mes išliksime bent jau tą akimirką. Čia kelių dienų tik tais akimirkos, kelių dienų periode viskas aprašyta. Kiek mes nebūsime užvaldyti emocijų, nebūsime prislėgti tų emocijų ir neprikalbėsime nesąmonių, nepridarysime nesąmoningų dalykų. Tai šitoje vietoje aš grįždamas atgal į apaštalo Petro žodžius apie tai, kad Lotas buvo teisus žmogus, kad Lotas buvo iš tikrųjų teisus žmogus, bet iš tikrųjų ėjo per didelius išbandymus ir jam, ne visada pavyko arba dažniausiai nepavyko taip geriausiai atskleisti savo santykio su Dievu, kaip mes norėtume tai pamatyti. Ir jeigu iš tikrųjų Petras nebūtų užrašęs tų žodžių, kad Lotas buvo teisus, mes jį būtume pasmerkę. Ir tai yra mini įvaizdis, kaip mes galime klysti apie žmonės. Mes galime galvoti, kad tas žmogus jau visiškai nutolęs nuo Dievo ir Dievas jį jau palikęs ir jisai miršta, visų užmirštas, o iš tikrųjų jis yra Dievo mylimas ir gerbiamas, tik tais tiek, kad jisai savo gyvenime taip ir nemokėjo dėl įvairiausių priežasčių. Nemokėjo arba negalėjo susitvarkyti savo gyvenimo taip, kaip mums pavyko. Už ką turime būti dėkingi Dievui daugelį atvejų. Taigi 3 dalykus noriu pakalbėti apie tai, kaip mes suprantame teisumą. Ir kaip suprantame teisumą Dievas. Aišku, mes dažniausiai teisumą suprantame kaip teisingą elgesį. Darau teisingai, viskas tada yra teisinga. Ir Lotui reikėjo Sodomos ir Gomoros nepasirinkti, nesusivilioti pelnu, reikėjo gyventi kukliau, jam reikėjo labiau pasitikėti angelais ir jų gale, jam reikėjo būti tvirtesniam prieš sutuoktinio spaudimą, jam reikėjo mažiau bijoti, labiau pasitikėti Dievu, jam reikėjo nesirinkti vyno, neapsigerti vyno, prisipildyti šventąją dvasią. Ir žinoma, kad visko, daugybė Lotui reikėjo. Reikėjo to ir mes esame gudrus ir išmintingi tai pasakyti. Ir tada jisai būtų buvęs teisus mūsų akise, jeigu visą tai būtų daręs. Tada mes būtume pasakę, taip, Lotas yra teisus. Mes nebūtume jo minėję bloguoju ir kraipydami galvas nebūtume pasakojami visiems apie tai, koks baisus jo gyvenimas. Žiūrėkite, prisiminkite jo gyvenimą ir nesekite jo pėdomis. Ir taip, teisumas yra teisingas elgesys. Ir Lotas daug kur klydo. Tas yra faktas. Bet aš čia prisimenu keletą kitų pavyzdžių. Teko versti knygą apie Kalviną, apie didį reformatorių, kuris mirė anksčiau laiko tik tais dėl to, kad labai atsainiai rūpinosi savo sveikata. Faktiškai nesirūpino savo sveikata. Ir mums iš karto kiltų klausimas, bet juk teisusis turi rūpinti savo kūnu, kuris yra viešpaties šventykla, ar ne? Ir jeigu jis nesirūpina, mes iš karto galvotume, tai kaip čia su jo to teisumu? Gal čia jisai iš tikrųjų, nelabai jau ir teisus, nes nesugeba priimti teisingų sprendimų. Tiek būtų dar galėjęs rašyti, tiek būtų dar galėjęs dėl Dievo nuveikti, jeigu būtų rūpinęsi savo sveikata. Ir aišku, kur dar žymus visokie evangelistai ir pastoriai, prisimenu istoriją Džono Veslio, metodisto bažnyčios įkūrėjo. Jisai vedė moterį vardu Marija, bet jų santykiai nesusiklostė. Jis daug važinėjo, daug pamokslavo, daug skelbė.
Įlikdavo namuose, prasidėjo nesusipratimai, pavydai, pykčiai, galų galėjai išsiskyrė ir niekada nesusitaikė. Bet jis juk teisus žmogus, jisai Dievo žmogus, jis turėtų mokėti tvarkyti tarpusavio santykius. Turėtų žinoti, jeigu pamokslauja visiems, kaip spręsti konfliktus, turėtų suprasti, kaip, žinai, kad negalima Dievo, skelbti Evangelijos ir palikti šeimą likimo valiai. Jis turėtų būti labiau išmintingas. Taip, turėjo, bet jam nepavyko, neišėjo. Čia neseniai teko skaityti istoriją apie Martyną Lutherį Kingą. Iš tikrųjų, tokia liūdnas pasakojimas apie šį žymų Amerikos visuomenės veikėją, dvasininką. Jo artimiausia aplinka paliudijo, kad per savo pastorystę, per savo gyvenimą jisai turėjo 10 arba 12 meilužių. Ne vienu metu, žinoma, bet jis kovojo su šita savo gyvenimo problema. Bet jis juk teisus žmogus, jisai tiek padarė. Jo pamokslai, iki dabar žmonės verkia tos jo pamokslus klausydami, tikėdami, kad ten veikia Dievo dvasia ir ji tebe veikia. Bet kaip čia dabar yra? Teisus žmogus ir tokias nesąmonės daro. Aišku, šiandien yra labai plona linija, tą reikia pripažinti. Yra labai plona linija tarp supratimo, kad žmogus yra ribotas ir įsklystantis, ir pateisinimo. Ir šiandien aš nenoriu anaiptol niekaip sakyti, kad, tai va, mes visi klystantis, nekreipkime dėmesio į nuodėmės. Ne, nuodėmė yra nuodėmė netinkamas santykis su Dievu ir su žmonėmis, ją reikia įvardinti ir nuo jos reikia bėgti. Bet gyvenimas yra sudėtingas. Kaip pažiūrėsi, iš kurio taško pasižiūrėsi, daugeliu atveju mes iš tikrųjų turime pripažinti, kad mes kaip asmenybės esam prieštaringos asmenybės. Žinome, ką reikia daryti, negalime, norime, bet nedarome. Daug įvairiausių yra dalykų ir kartais mes turime pripažinti, kad mūsų kūniškumas, mūsų nuodėmės nugali. Panašiai kaip Loto gyvenime, galbūt kaip Martyno Liuterio Kingo gyvenime, kaip Kalvino gyvenime arba kaip Džono Veslio gyvenime, kur dar yra pastoriai, kurie pamokslauja, gražiausius pamokslus, bet nemoka atviro santykio užmėgsti su žmonėmis. Kur dar yra jų bažnyčių nariai, kurie reikalauja ypatingo dėmesio ir staiga, nesugeba tiesiog gyventi paprastume, megzdami paprastus santykius. Daugybė dalykų yra mūsų gyvenime, kur mes nesugebame gyventi taip, kaip mes žinome ir kaip mes turėtume žinoti ir kaip mes turėtume gyventi. Ir čia mes ateiname prie to teisumo, kuris yra labai svarbus, kad teisumas nėra vien tik tais elgesys. Kad teisumas yra širdies, mes tik matome elgesį ir pagal elgesį sprendžiame o varge, kaip mes esame linkę klysti, kai vertinam žmogų tik pagal elgesį, nes nežinome, kas žmogaus širdyje yra, o Dievas mato širdį ir teisumas pirmiausia yra širdies reikalas. Aišku, teisumas, širdis ir darbai turi derėti ir ačiū Dievui tiems iš mūsų, kuriems pavyksta, vieniems daugiau, kitiems mažiau, bet ačiū Dievui, kad pavyksta. Stengiamės, lipam ir kažką tai darom, bet kartais širdis ir veiksmai nesudera, neišeina, nepavyksta. Trokšti geriausių dalykų, susitaikyti trokšti, nepavyksta. Nori atleisti, neišeina. Nori nusprendęs daryti tuos dalykus, negali, dėl įvairiausių dalykų. Dėl, mūsų įsitikinimų klaidingų, dėl auklėjimo traumų, dėl baimių, dėl to, kad gyvenimas trumpas, o darbas, kuris širdie turi būti nuvytas, yra per didelis, kad viskas galvojam kartais, kad viskas nuo mūsų priklauso, užsidedam naštų, kurių nereikėtų ir nemokame jų palikti, ar dėl savęs nepažinimo, dėl daugelio dalykų, tai, kad tas teisumas, kurį mes turime širdyje, neišvysta dienos šviesos ir mes nesugebame gyventi pagal tai. Jungtinių Amerikos valstijų filosofas Henris Davidas Thoreau XIX amžiuje, jisai įrašė tokius žodžius, kad dauguma žmonių gyvena tylę neviltimi. Ir mes kartais supaprastinam žmogaus gyvenimą, dar galvodami, kad tai ko tau trūksta, kad tu gyventum teisingus gyvenimus ir teisius gyvenimus. Trūksta vilties.
Nevilties yra per daug mūsų širdyse ir tik vienintelis Dievas žino, kiek jos yra. Kiek mes elgiamės iš savo kvailystės ir vienintelis Dievas žino, kodėl mums kartais pavyksta, kodėl mums kartais nepavyksta. Tas pats filosofas sako, tačiau tikrai išmintis nieko nedaro iš nevilties. Jisai baigia savo tas mintis apie neviltį, kad mes visi pilni nevilties, bet išmintis yra, kada mes nepasiduodam tai desperacijai. Ir iš tikrųjų tas kelias yra mums visiems nutiestas, kad mes nepasiduotume nevilčiai, bet iš tikrųjų mes turime pripažinti, kad visiems iš mūsų atskaitos taškas būtent tai ir yra. Neviltis, sunkumai, nuodėmės klampynės ir iš tikrųjų tą purvą nusipurtyti nėra taip jau ir lengva. Taigi teisumas yra širdies reikalas. Abraomas Biblijoje pasakyta patikėjo Dievu ir tai buvo įskaityta jam teisumu. Tai yra mano ryšys su Dievu ir Lotas tą ryšį turėjo. Jis turėjo, jam buvo sunku gyventi tenai, toj Sodomui ir Gomorui, matė tas problemas, matė tas nuodėmes, jam sunku buvo matyti kasdien šitą nešvarumą, bet jam buvo pakankamai ir sunku palikti viską, atsistoti ir nueiti ir matom, kaip sunkiai jisai bandė savo jėgomis, bandė taip, kaip jam atrodo, blefuodamas ir meluodamas, bandė kažkaip tai išsilaikyti virš to paviršiaus. Bet jam labai sunkiai sekėsi, kol galų gale klupdamas, vos jisai išnešė savo sveiką kailį ir tai buvo jo teisumo požymis, kad jam užteko paklusnumo Dievui, užteko to paklusnumo ir Dievas jį paėmė tą paklusnumą, galima sakyti, už rankos ir tai buvo Lotui ir jo dukroms išgelbėjimo žinia. Taigi pirmas dalykas, kad teisumas visų pirma yra taip mūsų elgesys, bet tai yra ir mūsų širdies reikalas. Ir Dievas mato mūsų širdis ir mūsų teismas dažnai būna neteisingas apie kitus žmonės. Mes juos nurašom, apkalbam, nuteisiam per greitai. Bet tik tais dėl to, kad nematom širdies ir nežinome visos istorijos. Mes žiūrim iš vieno taško ir galvojame, kad viskas labai paprasta, viskas labai aišku, elgesys parodo, koks žmogaus širdis. Nebūtinai. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra, kad mes neskubėtume teisti ir vertinti žmonių. Pats Jėzus Kalno pamoksle sako 7 skyriui, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta. Taigi Loto istorija tik įrodo, koks netobulas mūsų teisumas. Aš jį 100 kartų Lotą jau buvau pasmerkęs, nuteisęs, nes jo teisumo darbai buvo nieko verti. Bet pasirodo, kad viskas yra pakankamai sudėtingiau, pakankamai painiau. Vienintelis Dievas yra pajėgus išnarplioti tas širdies mazgus, raizgalynės ir teisti teisingai. Ir Lotas, kad ir kokioj buvo savo gyvenimo veltinėje, kokiame jisai buvo neviltyje, vis tik tais Dievas jį išteisino. Saliamonas, dar viena visiškai pabaigai, citata iš jo knygos, jisai sako, mačiau nedorėlius, išeinančius iš šventos vietos ir nešamus laidoti. Tuo tarpu tie, kurie dar dorai elgėsi, jie buvo pamiršti. Tai yra rūkas. Žemėje pasitaiko ir tai yra paklaida. Doras žmogus, labai įdomus žodis, tai yra kita paklaida. Niekada jo nesutikau. Sako, žemėje pasitaiko ir toks dalykas. Doras žmogus kartais atlyginamas pagal nedorėlio darbus, o nedorėlis kai kada atlyginamas pagal gero žmogaus darbus. Taigi tariau, tai irgi yra migla, rūkas. Mokytojo knyga, 8 skyrius, 10-14 eilutės. Saliamonas rašo, kad šiame pasaulyje yra daug rūko. Ir tam pritarė apaštalas Paulius, jisai laiške Korintiečiams sako, dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavydalų, dabar pažįstame iš dalies ir tik tais dalinai. Bet aišku, taip nesitęsam, žinai, apaštalas Paulius paskui sako, kad kai ateis tas tobulumas,
kai ateis Dievas, tą sako, mes viską regėsime kaip akis į akį, mes pažinsime viską, kaip patys esame pažinti. Bet iki tos dienos apaštalas sako, kad mes turime gyventi su meile. Ir manau, kad čia to mums labiausiai reikia. Ne teismo kitiems žmonėms, nes mūsų teismas yra paviršutiniškas, nepilnas, mums reikia meilės vienas kitam, nes mes gyvename migloje, o migloje teisuoliškumas yra pavojingas dalykas, meilė yra geresnis palydovas. Taigi jeigu Loto gyvenime jūs pamatėt save, klystat, neišeina baimės, čia procesai gilesni, svoris, kažkoks praeities ir kažkokių vidinių traumų yra didesnis negu noras augti, tai būkit paguosti. Jeigu galvojate, kad nieko su savim negalite padaryti, jūs esat toks, jūs vėl grįžtate į tai, iš kur ką tik tais išlipote, nuo ko tik apsivalėte ir galvojate, kad jau esate švarus. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai tiesiog mano padrąsinimas ir paraginimas, nenuleiskit rankų, nenustokit stengtis, ieškokit stiprybės Dieve, jeigu reikia žmonėse, pagalbos kažkur tai pas profesionalus, ar tai būtų dvasininkai, ar tai būtų psichologai, nesvarbu kur. Ir prisiminkite, kad Dievas jūs myli ne dėl to, kad jūs gerai elgiatės. Jis myli mus nepaisant mūsų elgesio. Lotas yra to pavyzdys. Dievo ir žmogaus ryšys tai yra širdies ryšys, ne mūsų elgesio ryšys. Ta prasme, iš jo semkimės savo jėgų ir nepasiduokim tai nevilčiai. Dievas mylėjo ir gelbėjo Lotą, tai yra pavyzdys mums visiems, jisai mylės ir gelbės mus visus. Jo meilė yra begalinė, jo noras gelbėti yra begalinis. Tai nereiškia, kad mes nekreipkime dėmesio į savo elgesį. Kreipkime dėmesį į savo elgesį, bet nenusiminkime. Svarbiausia yra ryšys, kurį mes turime su Dievu ir to ryšio pagalba stiprinkime savo pasiryžimą, teisumą atnešti į savo kasdienybę. Jeigu jūs šitos istorijos kontekste pamatėte savo teisuoliškumą, koks esate greitas nuteisti kitą, nežinodami visų aplinkybių, visų už ir prieš ir gylio situacijos žmogaus, kurį nuteisėte, tai čia tiesiog prašykite Dievo atleidimo, nes jūs nutolote šviesmečiais nuo Dievo meilės ir jūsų nejautrumas neatskleidžia Dievo širdies. Tai, kad žmogus nepataikė į kažkokius moralinius standartus, dar nieko nesako apie jo amžinąjį likimą, tai tik tais kalba apie tai, kaip žmogus kovoja ir kaip jiems dar nepavyksta. Neteiskime kitų, melskimės už juos, jeigu galime padėkim, jeigu negalim, melskimės ir palaikykime, bet tegul iš mūsų lūpų neteina žodžiai, kurie dar labiau žmogų nuviltų ir atimtų apskritai drąsą stengtis. Tai antras dalykas ir tai iš tikrųjų guodžianti mintis, Dievas sako, neteiskite kitų ir pasitikėkime, netgi patys savęs nesmerkime ir neteiskime, pasitikėkime Dievo meilę ir jo galia mumise veikti. Galbūt nepavyksta viskas iš karto, bet su Dievu apaštalas Paulius sako, aš galiu viską, nes jis mane gali sustiprinti. Na ir Dievo stebuklas, aišku, yra didis, Dievo išgelbėjimas yra didelis. Ir trečias dalykas, kurį paimu iš šitos istorijos, tai gyvenimas yra sudėtingas. Būkime maloningi aplinkiniams ir jų klaidoms ir pirmiausia, gelbėkime save. Ir žiūrėk, kai Dievas mus išgelbės, kada mes labiausiai susirūpinsime savo išgelbėjimu, žiūrėk, Dievas išgelbės ir tuos, kuriuos mes mylime. Sudie visiems, tikiuosi šios mintis buvo aktualios, jeigu galimybė yra, pamėkite šį kanalą ir pasidalinkite su kitais. Sudie.